Tai va. Ok, važiuojam. Turim klientą, kuris plauna plaukus kiekvieną rytą. Ir pakaušis viskas neblogai, viršugalvis. Akivaizdžiai matosi, kad po svogūnėlių bandosi uždegimas. Ir va čia yra produktų dėta ar ne kažkas? Truputį. Tai va, tai čia panašu į produktų apnašas. Ką aš matau, kad visi svogūnėliai nėra laisvų kraterių. Yra viskas kaip po ledu. Nuo ko tas darosi? Kalkės ir metalai esantis, va, porą užakus, jie kaip po ledu, jie kaip ir norėtų va kažkas išlyst, bet jie visiškai neranda čia dulkelę, jie neranda išėjimo. Reiškia, nėra to visiškai poplaukio, kol kas dar neradom nei vieno mažyčio išlindusio plaukelio. Čia va kažkas nori lyst, va čia va, bet kaip ir po stiklu. Ką tai reiškia? Oda nekvepuoja. Kaip tą suprasti? Vat įsivaizduokit dušo kabiną su stikliniam durim. Prabraukėt, pravalot, bet vis tiek ateina laikas, kai tą dušo, va, krateris turėtų būti visiškai tuščias. Jeigu šiandien plauta, neturėtų būti taip už akės. Reiškia, plaukai nekvepuoja. Ir žiūrim čia, kur smilkinių zona. Čia jau daug uždegimo. Čia. Ir nei vieno nematau visiškai naujo. Va, čia iš to paties, bet akivaizdžiai plonesnis išaugęs. Tai, norėčiau, kad mane pafilmuotum, klientų nereikia filmuoti, klientas supranta. Ai, va dar čia pasižiūrim, va čia priekį. Va šitos geltonos skylės, matai, geltono. Čia kaip, va, įsivaizduok, mylimiausia gėlę palaistai aliejum, o ne vandeniu. Reiškia, mes vadinam už akę. Už akę tiesiog prisiliejavę, susimušę. Va. Čia kaip inkštyrai juodoj. Dabar